Jolita, jūsų nebesigirdi. Sveiki, ar dabar girdite mane? Taip, čia keletas žodžių gal nutrūkę buvo. Nutrūko, taip. Tai buvom susitikę 24 metais ir štai vėl dabar susitinkame, pasikartoti tai, kas aktualu šiais metais, kokie yra pokyčiai, kaip dirbsime toliau šiais metais. Gavome keletą jūsų klausimų, tai į juos taip pat pateikėm atsakymus, tai dirbsime tuo pačiu formatu, kaip ir dirbome rudenį, tai yra įdėjome pakalbėsime apie tos bendrus dalykus užsifiksuoti, tai ką mes matome ir pateiksim atsakymus į jūsų klausimus. Tai galbūt tuomet ir pradėkime. Aš pasidalinsiu ekranu. Paprašysiu tik tai visų jo įsijungti mikrofonus, dėkui, kadangi tikrai daug yra dalyvių, kad vieni kitiems netrukdytumėm. Štai turėtumėte matyti pirmąją pristatymo skaidrę, patvirtinkite man, kad tikrai matote. Matom. Puiku. Taigi, tada užsieniečių darbas, ir migracijos procedūros šiais metais. Kasgi mūsų, kas jau su kuo dirbame šios 2 mėnesius ir kaip dirbsime toliau. Taip, viskas veikia. Tiesiog pasikartojimui dar gyvename tuo tokiu tarpiniu laikotarpiu, kai dar nėra gal visiškai išnaudota ir 24 metų kvota, kai dar yra nagrinėjami prašymai, kurie buvo priimti 24 metais, tai yra išduoti leidimą laikinai gyventi užsieniečių darbo pagrindu. Ir dar vis mus veikia tiek ir praėjusių metų kvotos taisyklės, taip jau ir tiems prašymams, kurie priimti jau šiais metais, jiems galioja jau šių metų kvota. Tai pasikartoti, kuo tai yra svarbu, kokie yra skirtumai ir kas yra svarbu 24 metų prašymams ir šių metų prašymams. Tai aiški riba yra tarp kvotų, tai yra tarp 24 metų kvotos ir 25 metų kvotos, jeigu anksčiau kvotos tarsi pereidavo taip sklandžiai viena į kitą, tai žinome dabar, kad 25 metais tai jau nustatytos visiškai kitokios kvotos taisyklės, už tai yra tokia ir aiški atskirtis. Tai į 25 metų, tai yra šių metų kvotą, yra neįskaičiuojami atvejai, kai prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi buvo darbo pagrindu priimtas buvo 24 metais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi tie prašymai, kurie buvo priimti 2024 metais, jie baigiami nagrinėti pagal 24 metų kvotos taisyklės, nepriklausomai nuo to, kad jau pats leidimas laikinai gyventi užsieniečių išduodamas jau šiais 25 metais. Tai būtent čia tai ir yra tokia griežta ir aiški atskirtis, kad tai, kas įvyko 24 metais, tai yra kad prašymas buvo priimtas 24 metais, tam prašymui ir lieka galioti 24 metų kvotos taisyklės ir tokiam prašymui, kai sprendimas jau priimamas šiais metais, jis neįskaičiuojamas, nenaudojama 25 metų kvota. Tai kvota iš 24 metų pramonės bei statybos ekonominės veiklos srityse jau yra išnaudota. Ir šiuo metu dar skaitliuke matote, kad dar kvota yra likusi paslaugų tiek žemės ūkio srityse. Ir pagal mūsų migracijos departamento prognozės šiose srityse, kuriuose dar kvota nėra pasibaigus, tai yra paslaugos ir žemės ūkio ekonominės veiklos sritis, kvota ir nebus išnaudota. Mes įvertinę turimų prašymų likutį, kurie buvo priimti 24 metais, jau galim pasakyti, kad paslaugų srityje, tai yra labiausiai liečia, aišku, vairuotojus,
Į užimtumo tarnybą darbdaviams dėl šitų prašymų kreiptis nereikės, kvotos likučio tikrai pakaks. Taigi, štai 24 metų kvotos skaitliukas, mes matom, kad pirmiausia kvota buvo išnaudota pramonės srityje, taip faktiškai beveik iškart po naujų metų ir vasario mėnesio pradžioje statybų srityje taip pat kvota pasibaigė. O paslaugų srityje ir kvotos vienetų tikrai yra pakankamai, tikrai turime daug mažiau likusių prašymų priimtų, kurie buvo priimti 24 metais, negu kad yra likęs paslaugų kvotos vienetų likutis. Tai tokiu būdu jau tie darbdaviai, kurie jūs kreipėtės dėl užsieniečių įdarbinimo tiek statybos, tiek pramonės srityse, jūs jau gavote arba gaunate pranešimus apie tai, kad reiktų kreiptis į užimtumo tarnybą ir kad užimtumo tarnyba priimtų sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams. Migracijos departamentas mes šitą užimtumo tarnybos priimtą sprendimą, taip pat ir tai, kad jau darbdavys kreipėsi į užimtumo tarnybą, matome savo sistemose ir kai tik užimtumo tarnyba priima tokį sprendimą, jau užsieniečiui bus galima išduosim leidimą laikinai gyventi, galima bus priimti sprendimą. Tai čia tai, kas liečia 24 metais priimtus prašymus. Taip pat norime atkreipti irgi dėmesį į vieną momentą, kas yra svarbu tiek ir mums, ir tiek migracijos departamentui nagrinėjant prašymus, tiek ir jums kaip darbdaviams. Mes po naujų metų irgi platinom informaciją tais elektroninio pašto adresais, kuriuos mes turime, kuriais siunčiame kvietimus tiek į seminarus, tiek kitą svarbią informaciją, prašydami jūs tarpininkavimo raštus pildyti jau ne 24 metais pateikto tarpininkavimo rašto pagrindo, bet užsipildžius bent vieną tarpininkavimo raštą 25 metais, toliau kitus tarpininkavimo raštus pildyti būtent 25 metais užpildyto tarpininkavimo rašto pagrindo, tiesiog siekiant išvengti nesusipratimų ir paskui, kad ir mes jums nesiųstumėm papildomos prašymų per Migris komunikaciją dėl papildomos informacijos pateikimo, kadangi nuo naujų metų keitėsi, mes vykdėme irgi Migris atnaujinimus, jūs pastebėjote jau ko gero, kad keitėme ir tarpininkavimo rašto tam tikras eilutes, būtent tai, kas susiję su kvota įsigaliojusia ir su tuo, kad nebeliko nei užimtumo tarnybos sprendimo 25 metais priimtiems prašymams, nei trūkstamų profesijų sąrašų, tai natūralu, kad keitėsi ir tarpininkavimo rašto tam tikri dalykai. Tai tiesiog, kad vėliau užpildė naują jau 25 metais teikdami tarpininkavimo raštą pagal 24 metų tarpininkavimo rašto duomenys. Šios raštus mes priimam, vien dėl tos priežasties neatmetam, kaip ir sakau, kaip ir visi dar anksčiau jūsų 24 metais teikti tarpininkavimo raštai, jie yra galiojantis, jie galioja 5 mėnesius, tai priimsim. Tiesiog mums reikės pasitikslinti tam tikrais atvejais ir susirinkti papildomą informaciją iš jūsų. Tai tiesiog visų mūsų, kad darbas būtų greitesnis, visiems būtų nesitrukdytumėm prašydami papildomos informacijos, o jūs ją mums teikdami. Šituo atveju tai prašom atkreipti tai dėmesį ir prašome jau tarpininkavimo raštus 25-aisiais, tai yra šiais metais, pildyti pagal 25 metais pateikto tarpininkavimo rašto pavyzdį. Taip, dabar kaip tik klausaus departamento. Tai prašytume labai gerai, tikrai girdim, kad klausotės, jau išjunkit mikrofoną, dėkui. Tai tos mano paminėtos ir tarpininkavimo raštų keitimo priežastys, tai tiesiog dar kartelį užsifiksuojam, kad trūkstamų profesijų sąrašą jau šiais metais galime pamiršti, jisai nustojo galioti praėjusiu metu gruodžio 31 dieną, jis nebeegzistuoja, taip pat kaip ir nebelieka šiais metais užimtumo tarnybos sprendimų. Ta, ką aš kalbėjau apie tai, kad siunčiam pranešimus darbdaviams dėl kreipimosi į užimtumo tarnybą, tai kaip ir minėjau, tai galioja tik tai praėjusiais metais, tai yra tiems prašymams, kuriuos migracijos departamentas priėmė vėliausiai 24 metų gruodžio 31 dieną.
šitie prašymai, kaip minėjau, ir baigiami nagrinėti pagal tas sąlygas, kurios galiojo 24 metais. Ir tokie 24 metais priimti prašymai šių metų kvotos nenaudoja. Jie baigiami nagrinėti pagal praėjusių metų taisyklės. Nelikus trūkstamų profesijų sąrašui, tai visiems kvalifikuotiem darbuotojams nustatomos vienodos leidimo gyventi išdavimo, taip pat įdarbinimo sąlygos. Nelieka skirstimo į trūkstamą profesiją, taip pat į kitas profesijas. Taip pat dėl užsieniečių, kurie jau turi ankstesniais metais išduotą leidimą laikinai gyventi ir kreipiasi dėl leidimo pakeitimo. Tai tokiem užsieniečiams taikomos jau 25 metų, 26 metais galiojančios taisyklės gauti leidimą gyventi. Ką tai reiškia? Tai jeigu užsienietis buvo gavęs leidimą laikinai gyventi 24, pavyzdžiui, ar 23 metais ir jo profesija nebuvo įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą, tai reiškia, kad darbdavys kreipėsi į užimtumo tarnybą, gavo sprendimą ir pagal tą sprendimą jau mes išdavėm leidimą laikinai gyventi. Tai žinoma, kad jau šiemet keičiant leidimą laikinai gyventi į užimtumo tarnybą tikrai kreiptis nereikia. Jau tiek išdavimo atveju leidimo, tai kai užsienietis pirmą kartą atvažiuoja, tiek užsieniečiui keičiant leidimą laikinai gyventi, jau taikomas 25 metų taisyklės ir į užimtumo tarnybą tikrai kreiptis nebereikia. Ir vėl priminti, kas aktualu šiais metais. Kas aktualu kvotos prasme, šių metų kvotos prasme. Tai kvota nustatyta jau, kaip žinote, yra vienas bendras skaičius, nelikus trūkstamų profesijų sąrašui, kvota nėra išdalinama pagal ekonominės veiklos sritis, tai yra vienas kvotos dydis, 24 830, toks dydis yra nustatytas ir bus kvota išnaudota tuomet, kai pagal 25 metais priimtus prašymus užsieniečiam bus priimti sprendimai, toks kiekis priimtas sprendimų išduoti leidimą laikinai gyventi. Ir kaip minėjau, tai kvota skaičiuojama šiemet griežtai nuo 25 metų pradžios, tai yra nuo sausio 2 dienos, kai pirmoji šių metų darbo diena ir buvo pradėti priimti prašymai šiais metais. Tai yra kvotai skaičiuojami tik tai tie sprendimai, kurie priimami dėl šiais metais priimamų prašymų. Kaip ir anksčiau, į kvotą nėra įskaičiuojami sprendimai tais atvejais, kai užsienietis keičia leidimą laikinai gyventi arba kai pateikiamas prašymas pakeisti darbdavį. Į kvotą, kaip ir anksčiau, yra įskaičiuojami tik tai sprendimai išduoti leidimą laikinai gyventi. Kaip ir minėjau, dar kartelį, kad tais atvejais, kai užsieniečio prašymas priimtas buvo pernai metais, o sprendimą Migracijos departamentas jau priima šiemet, tai šitie sprendimai į kvotą nėra įskaičiuojami. Ir žiūrėsim, kaip išnaudota bus kvota, bet teisės aktai, kada ta kvota bus išnaudota šiemet. Tiesiog teisės aktai, tai yra užsieniečių teisinės padėties įstatymas, numato galimybę socialinės apsaugos ir darbo ministrui. Taip, mikrofoną išjunkite, prašau, dėkui. Suderinus su vidaus reikalų ministru, kalendoriniams metams dar nustatyti papildomą kvotos dydį, tai tokia taisyklė ir anksčiau galioja, jinai išlieka. Ir taip mes Migracijos departamentas savo interneto svetainėje skelbiame duomenys apie išnaudotą kvotą. Taip pat, jau vis tiek ruošiantis tam atveju, jeigu kvota šiais metais bus išnaudota, kokiosgi galimybės yra gauti leidimą laikinai gyventi, tuo atveju, jeigu kvotos dydis nebus padidintas ir turėsim tą dydį, naudosimės to, koks yra iš pat pradžių nustatytas, tai yra truputį daugiau nei beveik 25 000. Tai galimybė yra. Tiesiog darbdavys tokiais atvejais turės galimybę įsipareigoti mokėti užsieniečių didesnį darbo užmokestį arba jeigu užsieniečio profesija įtraukta
į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, na, tai šitą sąrašą įeina daugiausia profesijos susijusios su IT sritimi. Mes sudėjom šitose skaidrėse ir nuorodas, kurias paspaudę galėsite atsiversti, pasižiūrėti tą sąrašą. Tuomet, jeigu profesija įtraukta į šitą sąrašą, tai užsieniečiui galima bus mokėti tada ne 1,2, o tiesiog 1 VDU darbo užmokestį. Ir tokiu būdu jau pasibaigus kvotoj užsieniečių gauti leidimą laikinai gyventi. Tai šitoj vietoj matysime, kaip viskas klostysis ateityje. Ir tuomet, jeigu jau vienokio ar kitokio atveju, manau, vis tiek dar šiais metais ne kartą su jumis susitiksime aptarti visiems mums rūpimų dalykų. Ką svarbu žinoti? Tiesiog iš darbdavių pareigų ir ką darbdavys turėtų padaryti, kad paskui nesusidurti su sunkumais ir kad ir kitos tarnybos, taip pat ir valstybinė darbo inspekcija neatvyktų jūsų tikrinti ir viskas nesibaigtų taip, kad užsikirstų kelią pasikviesti užsieniečius. Tai naujovė ta, manau, kad jau visi ją žinote ir naudojatės. Žinot, kad nebeprivalote migracijos departamentui, tai yra nuo naujų metų, nebeprivalote pranešti apie darbo santykius užsieniečių nutraukimą. Tai yra atleidus užsienietį iš darbo, migracijos departamentui pranešimo teikti nereikia. Šitos duomenys mes gauname jau tiesiogiai. Tai šitos pareigos jums jau nebeliko. Taip pat svarbu nepamiršti, kad tai neliečia tų atvejų, kai užsienietis neatvyksta pas jūs arba jis neįdarbinamas. Vat apie šitos dalykus, apie šitos faktus jūs vis ir toliau migracijos departamentui privalote pranešti. Tai tiesiog svarbu atskirti tos dalykus, kai užsienietis atleidžiamas iš darbo, mums jau nebereikia teikti tų pranešimų, šitą informaciją mes matom, tačiau jeigu užsieniečias neatvyksta, jam leidimas buvo išduotas, bet jis neatvyksta, arba jūs jo neįdarbinate, apie tai privalu migracijos departamentui pranešti. Na, taip pat privalu pranešti migracijos departamentui apie tai, jeigu sumažėja darbo užmokestis aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojui, tiesiog primenam, koks tai turi būti, bent jau mokamas darbo užmokestis. Tai arba 1,5 VDU, arba 1,2 VDU, jeigu užsieniečio profesija įtraukta aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų sąrašą. Taip pat, kas liečia laikino įdarbinimo įmonės, kad jeigu darbdavys neįrašytas į valstybinės darbo inspekcijos sudaromą sąrašą laikino įdarbinimo įmonių arba leidimas laikinai gyventi buvo išduotas pagal laikino darbo sutartį, įmonė buvo įrašyta į šį minėtą sąrašą, tačiau iš jo yra išbraukiama, tai tokiu atveju leidimas naikinamas. Arba jeigu įmonė neįrašyta, tačiau siekia gauti leidimą laikinai gyventi būtent pagal laikino darbo sutartį, tai leidimas nebus išduotas. Tai tiesiog šitą informaciją irgi svarbu žinoti, kad darbdavys, jeigu tai yra laikino įdarbinimo įmonė, tai visą užsieniečio turimo leidimo galiojimo laikotarpį, jinai tokia įmonė ir turi oficialiai išlikti, tai yra turi būti registruota valstybinės darbo inspekcijoje, minėtame sąraše. Dar viena aktuali irgi naujovė, nes ir mes migracijos departamente irgi diskutuojame ir kalbamės, kaip padaryti taip, kad ir mūsų praktika būtų ir patogesnė ir darbdaviams. Tai naujovė susijusi su leidimo laikinai gyventi keitimu. Jūs žinote, kad prašymą, teisės aktai numato tam tikras ribas, kada galima pateikti prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi. Tai yra, toks prašymas gali būti teikiamas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. Iki užsieniečio turimos leidimo laikinai gyventi galiojimo pabaigos, tai tiesiog pasižiūrite užsieniečio turimo leidimo kortelėje, iki kada šita kortelė galioja, tai anksčiausiai prašymą pakeisti leidimą galima teikti likus 6 mėnesiam iki galiojimo pabaigos. Ir kadangi tai yra leidimo laikinai gyventi keitimas ir pakeitimas galimas tuomet, kol dar leidimo kortelė galioja. Jo mikrofoną išjungit, prašau.
Pas kažką jungtas mikrofonas, labai girdisi aidas. Dėkui. Tai pateikti šį prašymą galima atlikus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki kortelės galiojimo pabaigos, kadangi tai siejasi su tuo, kad jeigu jau leidimo laikinai gyventi kortelė negalioja, tai užsienietis jau ir nebėra Lietuvos laikinas gyventojas, nes leidimo laikinai gyventi suteikiamas statusas galioja tik tol, kol galiojo ir pati kortelė. Taigi prašymą pakeisti leidimą galima anksčiausiai pateikti prieš 6 mėnesius ir vėliausiai tai yra paskutinė galiojimo diena. Tokį prašymą galima teikti, nes mes dažnai sulaukiam klausimų, kad užsienietis nori likti dirbti pas tą patį darbdavį, tačiau toliau ketina jau dirbti pagal kitą profesiją. Jau prieina laikas pasikeisti leidimą laikinai gyventi, tai yra mes nekalbam čia apie darbo funkcijos pakeitimą, kadangi kortelė jau galioja galbūt tik tai mėnesį, jau atėjo laikas ją keisti ir sulaukiam klausimų, ką tokiu atveju daryti, ar galima teikti prašymą pakeisti leidimą, kadangi toliau užsienietį ketina dirbti užsienietis pas tą patį darbdavį, bet jau kitos profesijos darbą, ar vis tik turėtų būti teikiamas prašymas išduoti leidimą. Tai šituo atveju nesvarbu, ar užsienietis toliau dirbs pagal tą pačią profesiją, ar vis tik tai turite tokį kvalifikuotą specialistą, kuris geba dirbti pagal kelias profesijas, turite įgijęs tokią kvalifikaciją, galbūt pas jūs dirbdamas jis lankė kursus, įgijo pažymėjimą kvalifikacijos pagal kitą profesiją. Tai tikrai tai yra jūsų pasirinkimas, galima teikti prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi šituo atveju. Bet jeigu bus pateiktas prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi, mes tokio prašymą irgi neatmesime, tai nėra privalomas reikalavimas, kad jūs privalote teikti vienokį ir kitokį prašymą. Jūs galite teikti tiek prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi, tiek ir prašymą išduoti. Ir tą, ką aš ir minėjau, ką mes ir departamente diskutavom ir kokią praktiką nusprendėme taikyti, tam, kad ir palengvinti ir jums apsisprendimą, nes irgi pastebim, kad darbdaviai dvejoja, koks prašymas turėtų būti teikiamas ir pildo vienokį, ar prašymą pakeisti leidimą, ar išduoti leidimą. Tais atvejais, kai užsienietis pereina dirbti pas kitą darbdavį. Tačiau dar užsieniečio turimas leidimas laikinai gyventi tebėra galiojantis. Tai tarsi jis ir atitinka tas sąlygas, kad prašymo pakeisti leidimo pateikimui, kadangi iki kortelės galiojimo pabaigos dar likę yra daugiau kaip viena darbo diena, bet užsienietis pereina dirbti pas kitą darbdavį. Mes atlikome irgi ir teisės aktų analizę, tarėmės ir vertinom, ar vis tik tai teisės aktai draustų tokiu atveju priimti prašymą pakeisti leidimą, ar ne. Taip mes priėjom išvados, kad vis tik tai nėra tiesioginio draudimo, todėl manytumėm, kad praktiką savo irgi galėtumėm pritaikyti ir jūsų patogumui, kad jums būtų patogiau, jūs neklystumėt. Todėl priimame prašymus tokiais atvejais, kai užsienietis turi dar galiojantį leidimą laikinai gyventi, bet išeina dirbti pas kitą darbdavį, nepriklausomai nuo to, ar pas kitą darbdavį dirbs pagal tą pačią profesiją, ar dirbs kitos profesijos darbą. Šiuo atveju vis tiek galima pateikti prašymą ir pakeisti leidimą laikinai gyventi. Tai va šita naujovė, kurie naudokitės, tikrai jūsų pasirinkimu, kaip ir minėjau anksčiau, jeigu pateiksit, užpildysit prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi, šitą prašymą mes irgi priimsim, tačiau mes neatmesime prašymo pakeisti leidimą laikinai gyventi tuo atveju, kai užsienietis pereina dirbti pas kitą darbdavį. Tačiau jo leidimas dar tebėra galiojantis, tai yra jis atitinka sąlygas prašymui pakeisti leidimą pateikti. Yra kortelė galioja, iki galiojimo pabaigos yra likę ne daugiau kaip 6 mėnesiai, tačiau dar pati kortelė yra galiojanti. Tačiau šitą irgi svarbu atsiminti, manau, kad šitą taisyklę tikrai visi esate įsisavinę, kad svarbu žinoti, pasižiūrėti, kokiu pagrindu kortelė, leidimo laikinai gyventi kortelė išduota. Tai yra, mes kalbame apie tos atvejus, kaip ir mūsų seminaro tema, kad tai yra leidimas išduodamas tik darbo pagrindu. Tai yra, šitos taisyklės negalios užsieniečiui, jeigu jisai turi leidimą, sakykime, šiaip studijų pagrindu.
Užsienietis turi studijų pagrindų leidimą laikinai gyventi, tai norėdamas pradėti dirbti, baigė studijas, jisai nori pradėti dirbti pas jūs, tai jūs jau teikiate prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi, nepakeisti. Pakeisti leidimą laikinai gyventi, čia šitos taisyklės galioja tuo atveju, kai užsienietis turi leidimą laikinai gyventi, išduoda darbo pagrindą. Kaip tai sužinoti, tai tiesiog kitoj kortelės pusėje jūs matote užsieniečių teisinės padėties įstatymo straipsnį, kuriuo išduotas leidimas laikinai gyventi darbo pagrindu, tai bus 40 straipsnių 1 dalies 4 punktas ir įrašytas taip pat ir 44 užsieniečių teisinės padėties įstatymo straipsnis. Tai šitą atsivertę jūs matote, kad leidimas laikinai gyventi buvo išduotas tikrai darbuotojui užsieniečiui darbo pagrindu. Ir va šitas mano nurodytas taisyklės galite taikyti dėl leidimo pakeitimo. Na, irgi įdėjom skaidrę, visiems turbūt žinoma, priminimą, tai yra, kas nurodoma tarpininkavimo rašte, tai yra, kad darbdavys įsipareigoja įdarbinti užsienietį netrumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, nustatyti visą darbo laiko normą, ir informacija apie kvalifikaciją ir darbo patirtį arba užsieniečiui ketinama mokėti 1 BDU darbo užmokesčio dydį. Ir sulaukiam klausimų taip pat ir dėl minimaliosios mėnesinės algos. Na, visi žinome, kad kiekvienais metais vyriausybė nustato naują minimaliosios mėnesinės algos dydį. Šiemet jis yra nustatytas 1038 eurai. Ir pastebim, kad kartais tarpininkavimo raštuose būtent toks darbo užmokesčio dydis ir yra nurodomas. Tai atkreipiam dėmesį, kad darbo kodekse tai yra nustatyta, kad minimalus darbo užmokestis, tai taip pat tai reiškia minimalioji mėnesinė alga, tai mažiausias darbo užmokestis mokamas asmeniui už nekvalifikuotą darbą. Tai tarpininkavimo rašte tikrai negalite nurodyti tokio mokamo darbo užmokesčio, kadangi kartu jūs nurodote, pridedate informaciją apie užsieniečio įgytą kvalifikaciją, darbo patirtį, tai yra samdote kvalifikuotą darbuotoją. Tai reiškia, kad tokio nurodyti minimalią mėnesinę algą tarpininkavimo rašte negalite, tokius atvejus pastebėję mūsų darbuotojai jūs informuos ir tarpininkavimo raštą negalėsime priimti. Tarpininkavimo rašte nurodomas darbo užmokestis turi būti didesnis negu 1 minimalioji mėnesinė alga. Jeigu jau jūs renkatės galimybę, kad alternatyva kvalifikacijai ir darbo patirčiai ir nurodote didesnį darbo užmokestį, tai be abejonės, tai tuomet jau jūs renkatės, kad mokėsite, pasiryžę mokėti užsieniečiui 1 BDU dydžio darbo užmokestį, tai yra nustatytas 2013 eurų. Valstybinė duomenų agentūra skelbia BDU dydžius 1 kartą metuose, tai daro tai gegužės antroje pusėje, tai gegužės antroje pusėje sulauksime naujo dydžio. Ir kartu įdėjome ir susijusius jūsų klausimus. Klausimas yra apie tai, ar Migracijos departamentas mato užsieniečio darbo patirtį per sistemas Lietuvoje. Taip, mes tai matome, jeigu užsienietis dirbo Lietuvoje jau anksčiau, mes matome šitos duomenys, tai šitos duomenys mes galim pasitikrinti tiesiogiai patys. Ir klausimas susijęs apie tos atvejus, kai užsienietis neturi išbūsio darbdavio pažymos apie jo darbo patirtį per pastaruosius 3 metus pagal tas pareigas, pagal kurias ketinate priimti. Tai klausite, ar tuomet negalima teikti tarpininkavimo raštą. Na, tai taip, reikalavimas yra numatytas, įstatymas numato reikalavimą, kad turi būti pateikiama tiek informacija apie kvalifikaciją užsieniečio, tiek ir apie jo darbo patirtį. Tai yra 2 sąlygos sulietos į vieną. Kvalifikacija plus darbo patirtis.
Jeigu bent vienos iš šitų sąlygų neatitinka užsienietis, na, tai taip, tada tarpininkavimo rašto jūs negalėsite užpildyti, kadangi šitos dalykus privaloma nurodyti. Kita alternatyva tai yra rinktis mokėti tokiam darbuotojui didesnį darbo užmokestį, tai mano minėtas vieno VDU darbo užmokesčio dydis. Ir klausimas, kokia yra minimali darbo užmokesčio suma vairuotojai, kurią įsipareigoja mokėti darbdavys tarpininkavimo rašte, ko remiantis tai nustatoma. Na taip, šito klausimo mes irgi ir savo kasdienėje veikloje sulaukiame. Tai į ką norėtųsi atkreipti dėmesį, tai į būtent užsieniečių teisinės padėties įstatymo 62 straipsnį, kurio 5 dalis ir įtvirtina tokį reikalavimą, kad užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas darbdavį dirbančio Lietuvos arba kitos ES valstybės piliečio ar nuolatinio Lietuvos gyventojo darbo užmokestį. O jeigu pas jūs yra tokia situacija, kad jūs pagal šitą profesiją, tai yra vairuotojai, esate įdarbinę tik tai užsienio valstybių piliečius, tai darbo užmokestis negali būti mažesnis už paskutinį paskelbtą kalendorinių metų vidutinių mėnesio darbo užmokestį pagal atitinkamą veiklos rūšį. Tai šitos dydžius skelbia ta pati valstybės duomenų agentūra, įdėjo taip pat ir nuorodą įdėjome, kad galėtumėte pasitikslinti. Tai tas reikalavimas yra būtent susijęs su šita nuostata ir su šituo reikalavimu, kad darbo užmokestis arba atitiktų Lietuvos piliečių mokamą darbo užmokestį, ES piliečių, nuolatiniam gyventojui, o jeigu tokių darbuotojų neturite pagal šitą profesiją, tai pagal ekonominės veiklos rūšį. Kas siejasi, tai siejasi labiau jau su jūsų pareiga irgi mokėti atitinkamą darbo užmokestį ir su kontrolės tarnybų priežiūra, ta pati ir aišku, ir migracijos departamentas vykdo užsieniečių kontrolę, taip pat ir valstybinė darbo inspekcija, nes kas siejasi su pačio leidimo laikinai gyventi išdavimu, kas siejasi su lėšomis, tai taip, lėšos numatomos, nurodomos, kad vienam užsieniečiui yra viena minimalioji mėnesinė alga, bet vėlgi atsiminkim tai, ką irgi kalbėjome, kad minimalioji mėnesinė alga tai yra tik tai už nekvalifikuotą darbą, tai samdant kvalifikuotą darbuotoją, tai vadinasi, turim mokėti didesnį darbo užmokestį nei viena minimalioji mėnesinė alga. Ir turim atsižvelgti ir visus kitus įstatymo reikalavimus, tiek ir užsieniečių teisinės padėties, tiek ir užimtumo įstatymų reikalavimus ir mokėti tą darbo užmokestį, kokį teisės aktai užsieniečių mokėti ir numato. Ir tam tikros išimtys, kurias turbūt irgi gerai žinote, dėl kvalifikacijos ir darbo patirties, kuomet šitos informacijos nereikalaujama pateikti. Tai išimtis numatoma tiem asmenim, kurie Lietuvoje užbaigė studijas užsieniečiai, juos galite įdarbinti, net jeigu jie įgijo išsilavinimą pagal kitą profesiją, negu kad jūs norite įdarbinti, ir jokios darbo patirties iš tokių asmenų nereikalaujama, jie šiuo metu turi galimybę šitom lengvatiniam sąlygom įsidarbinti 10 metų nuo studijų ar profesinio mokymo baigimo. Tai yra profesiniai mokymai, vėlgi neapsigaukim, tai turi būti formaliai profesiniai mokymai, formaliojo profesinio mokymo programa. Tai negali būti tiesiog išlaikyti, užsienietis lankė kažkokius tai galbūt kursus. Ne, tai yra mokymo įstaigoje pagal formaliojo profesinio mokymo programą įgytas išsilavinimas, užsienietis jums pateikia dokumentą, kad tikrai tokį išsilavinimą čia Lietuvoje studijas užbaigė ir jūs jį galite darbinti, pasirinkdami atitinkamą tarpininkavimo rašto pagrindą, atskiras pagrindas, ir jau ten reikės nurodyti tik tai duomenys apie įgytą užsieniečio išsilavinimą, bet nereikės nurodyti duomenų apie kvalifikaciją ir darbo patirtį. Ir kaip ir minėjau, užsienietis gali būti, tikrai jo įgytas išsilavinimas nėra reikalavimo, kad jis būtų susijęs su ta profesija, pagal kurią įdarbinsite užsienietį. Na ir tie užsieniečiams taip pat šitas reikalavimas netaikomas, kuriems yra suteikta laikinoji apsauga
arba tie užsieniečiai, kurie turi leidimą laikinai gyventi, išduoda tuo pagrindu, tai yra humanitariniu taip vadinamu pagrindu, kad jie negali grįžti į kilmės valstybę, nes gali būti persekiami nedemokratinio režimo. Tai laikinoji apsauga, mes žinom, kad tai yra Ukrainos piliečiai, iš Ukrainos pasitraukę asmenys dėl karo veiksmų, o kas susijęs su humanitariniu leidimu laikinai gyventi, tai daugiausia bus Baltarusijos piliečiai, Rusijos piliečiai, kuriems tas leidimas tuo pagrindu buvo išduotas. Šitos išimtys netaikomos tiem užsieniečiams, kurie ketina dirbti pagal laikinąją darbo sutartį. Kodėl taip yra? Kadangi įdarbinant užsienietį pagal laikinąją darbo sutartį, tai yra visai kiti ir reikalavimai, tiek sąlygos dėl darbo užmokesčio, tiek ir dėl kitų dalykų. Tai yra, jiems nustatytas specialiosios sąlygos. Ir dabar tada žodį perleidžiu savo kolegijai. Asta, prašau. Labą dieną. Tai dar keletą skaidrių pristatysiu, papasakosiu aš. Tai darbdavio keitimas galbūt jums yra puikiai žinoma, kaip ir kokiais atvejais yra keičiamas darbdavys. Tai prašymą leisti pakeisti darbdavį užsienietis gali pateikti praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams nuo leidimo laikinai gyventi išdavimo dienos. Ir aišku, išimtį mes taikome, kada yra nustatomas pagrindas panaikinti užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi ir užsienietis apie tai yra informuotas, kad gali per 3 mėnesius pateikti prašymą leisti pakeisti darbdavį. Tai yra tokie atvejai, kai ne dėl užsieniečio kaltės gali būti panaikintas jam leidimas laikinai gyventi. Taip pat prašymą leisti pakeisti darbdavį gali ir pateikti tie užsieniečiai, kada jų leidimas iki leidimo galiojimo pabaigos liko 6 mėnesiai, bet kartu gali rinktis kitą alternatyvą, tai yra pakeisti jau iškart patį leidimą laikinai gyventi. Bet tik tai tiem atvejam, kai leidimas iki leidimo galiojimo pabaigos liko ne daugiau nei 6 mėnesiai. Kita skaidrė, Jolita, jeigu galit. Ir turim klausimą dėl doktoranto. Pagal Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymo 46 straipsnio 5 punktą, tai cituoju čia, paskutiniais mokymosi metais užsieniečių jo prašymų leidimas laikinai gyventi gali būti pakeistas laikotarpiui neviršijančiam 6 mėnesių termino skaičiuojant nuo paskutinės mokymosi dienos. Bet Migris tarpininkavimo rašto formoje doktorantams dėja nėra galimybės pažymėti, kad tai yra paskutiniai studijų metai. Ar tai reiškia, kad iki data reikia rašyti jau įtraukiant 6 mėnesių papildomą laikotarpį? Bandom rašyti komentaruose, kad tai yra jo paskutiniai studijų metai, bet dėja doktorantas reiškia negavo plus 6 mėnesių. Taip, pagal užsieniečių teisinės padėties įstatymo 46 straipsnio 2 dalis sako, kad leidimo laikinai gyventi išdavimą ar keitimą, pridedant 6 mėnesius po studijų baigimo, sieja su paskutinėme kurse besimokančiais užsieniečiais, kurie studijuoja pagal bakalauro arba magistrantūros ar joms prilygintas programas, tai yra vientisos studijos. Šiems užsieniečiams leidimas laikinai gyventi išduodamas ar keičiamas tam studijų laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 2 metai. Taip pat tam pačiam užsieniečių teisinės padėties 46 straipsnė antroji dalyje sakoma, kad leidimas laikinai gyventi išduodamas ar keičiamas užsieniečiams, kurie studijuoja doktorantūroje. Šiuo atveju leidimas laikinai gyventi išduodamas ar keičiamas 3 metų laikotarpiui, nenumatant papildomų 6 mėnesių pridėjimo.
Dėl to tarpininkavimo rašte ir nėra numatyta tos galimybės papildomai pažymėti, kad būtų pridėti tie 6 mėnesiai. Tačiau situacija, kai užsienietis yra užbaigęs doktorantūros studijas, bet dar nėra apgynęs daktaro disertacijos, tai mokslo ir studijų institucija savo tarpininkavimo rašte pastabų laukelyje gali nurodyti konkretų terminą, iki kurio užsieniečiai leista ginti daktaro disertaciją. Tačiau šiuo atveju, aišku, leidimas bus išduodamas iki tarpininkavimo rašte nurodytos disertacijos gynimo dienos pabaigos, bet reikia įsidėmėti tai, kad tai negali būti ilgesnis laikotarpis nei 12 mėnesių ir leidimas išduodamas tik tai vieną kartą tuo pagrindu, kad reikia gintis disertaciją. Taip, sekantis klausimas, kurį uždavėte, yra pagal įstatyminę bazę užsienietis gali imti nemokamų atostogų iki 90 dienų per 180 dienų laikotarpį. Tačiau išlieka prievolė mokėti atlygį, kurį darbdavys pažadėjo mokėti tarpininkavimo rašte. Taigi turime kazusą, kai darbuotojas dirba 10 mėnesių ir ima mokamų atostogų 1 mėnesį, o kitą nemokamas. Ir už tai galimai bus darbdavys baudžiamas, jei nemokės atlygio už nemokamas atostogas, o darbuotojas išleidžiamas į Indiją, Filipinus pabūti su šeima. Esame skaidriai dirbanti įmonė, todėl manome, kad nėra sąžininga uždėti tokius apribojimus. Ir panašus kitas klausimas buvo, prašau patikslinti, ar nemokamų atostogų 90 dienų per 180 dienų taikoma vienam užsieniečiui ar tarkim 2-3. Pavyzdžiui, vienoje įmonėje dirba 3 užsieniečiai, per 180 dienų jie nori 90 dienų paimti nemokamų atostogų vienu metu. Ar galima taip leisti? Mūsų atsakymas būtų toks, kad gali tokiais atvejais būti atsisakoma išduoti pakeisti leidimą darbo pagrindu arba leidimas išduotas pakeistas darbo pagrindu gali būti panaikintas, jeigu nustatoma, kad pas darbdavį, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį arba pas vieną iš darbdavių, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį, pagal darbo keliems darbdaviams sutartį ilgiau negu 90 dienų per pastarųjų 180 dienų laikotarpį buvo nustatytas nedraudžiamasis laikotarpis bent dviem įdarbintiems užsieniečiams. Išskyrus atvejus, kai užsienietis nedirbo dėl nėštumo, gimdymo, tėvystės arba atostogų vaikui prižiūrėti, ligos ar nelaimingo atsitikimo, arba kai darbdavys pateikė dokumentą patvirtinti, kad tokiam užsieniečiui taikomi ne Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys socialinio draudimo sritį. Akcentuojam tai, kad nedraudžiamieji laikotarpiai skaičiuojami yra nuo 2025 metų sausio 1 dienos. Taip pat leidimas laikinai gyventi užsieniečiui išduodamas darbo pagrindu. Tai užsienietis leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu ir turi dirbti Lietuvos Respublikoje. Jeigu užsienietis imdamas nepagristai ilgas neapmokamas atostogas dėl šios priežasties negauna reguliarių pajamų, tai yra darbo užmokesčio, tai reiškia, kad jisai neturi pakankamai lėšų pragyventi Lietuvos Respublikoje, o tai jau ir yra pagrindas panaikinti užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi. Kitas klausimas. Tarpininkavimo rašte įsipareigojimas mokėti darbo užmokestis.
Nemokamų atostogų metu užsienietis to darbo užmokesčio kaip ir neturi gauti, bet yra įsipareigojimas. Tai ar turi darbdavys vis tiek mokėti užsieniečiui, nors jis ir turėjo nemokamas atostogas. Kiekvienas darbdavys tarpininkavimo rašte įsipareigoja įdarbinti užsienietį netrumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, nustatyti visą darbo laiko normą. Taip pat darbdavys tarpininkavimo rašte patvirtina, kad užsieniečio darbo užmokestis nebus mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos ar kito ES valstybės narės piliečio ar nuolat gyvenančio kito užsieniečio. Jeigu tokio darbuotojo nėra įmonėje, tai užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už valstybės duomenų agentūros paskutinį paskelbtą kalendorinių metų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominės veiklos rūšį. Dėl nedraudiminių laikotarpių atsakydami į ankstesnį klausimą, tai galėsit grįžti prie to, pasiskaityti. Darbdavys iš tiesų turi laikytis teisės akto nustatančių užsieniečio įdarbinimą visų reikalavimų. Atvejus, kai darbdavys privalo suteikti darbuotojui nemokamas atostogas ir kada nemokamos atostogos suteikiamas darbdavio sutikimu, nustato darbo kodekso 137 straipsnis. Šiek tiek kitoj skaidriai pacituosim, parodysim, ką sako darbo kodekso 137 straipsnis, tai būtent nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas. Tai darbdavys privalo patenkinti darbuotojo prašymą suteikti netrumpesnės negu prašo darbuotojas trukmės nemokamas atostogos, jeigu jis pateikia. Ir va čia yra išvardinti visos galimybės, kada gali prašyti užsienietis nemokamų atostogų. Taip pat atkreiptinas dėmesys yra ir į tai, kad jeigu nemokamos atostogos būtent buvo suteiktos pagal darbo kodekso mūsų minimą straipsnį, tai laikome, kad jos galėjo būti suteiktos ir darbdavys nepažeidė teisės aktų reikalavimo. Tai aš neskaitysiu visų šitų sąlygų, kada gali būti suteikta, kiekvienas galim rasti darbo kodeksą, atsidarę ir pasiskaityti. Sekantis klausimas. Ar galime leisti nemokamų atostogų, jeigu darbuotojas Baltarusijos pilietis pats to pageidauja, kaip įrodyti jo pageidavimą? Na, kaip žinot, nemokamos atostogos yra suteikiamos darbuotojo prašymu ir užsienietis prašyme suteikti nemokamas atostogas nurodo konkrečias priežastis, dėl kurių prašo nemokamų atostogų. O darbdavio pareiga yra įvertinti visas aplinkybės ir jeigu tos aplinkybės yra įtvirtintos darbo kodekso anksčiau minėtam straipsnėje, užsieniečių teisinės padėties įstatyme, jūs suteikėt nemokamas atostogos. Tačiau jeigu darbuotojas negali nurodyti konkrečių priežasčių, kam jos reikalingos, jūs ir neprivalot jam suteikti nemokamų atostogų. Tokiu būdu išvengsit ir teisės normų pažeidimų. Gavom klausimą dėl darbuotojo perleidimo, ar galima išnuomoti kitai įmoniai Baltarusį, kai atlyginimą jam moka mūsų įmonė.
Tai norim priminti vėlgi užsieniečių teisinės padėties 62 straipsnėje 4 dalyje įtvirtinta nuostata, kad užsienietis, kuriam išduota viza, kaip atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti sezoninio darbo ar leidimas laikinai gyventi išduotas darbo pagrindu, gali dirbti tik pas tą darbdavį, kuris įsipareigoja jį įdarbinti ir atlikti tik tą darbo funkciją, kuriai pas tą darbdavį buvo įdarbintas. Ir papildomai dar norim informuoti, kad jeigu užsieniečiai yra siunčiami dirbti į kitą įmonę, tai įmonei reikia įsivertinti, ar įmonė neturėtų registruoti laikinojo įdarbinimo veiklos. Laikinojo įdarbinimo veiklą užsiregistruoti galima ir reikia, jeigu tokią vykdote valstybinės darbo inspekcijos sudaromame laikinojo įdarbinimo įmonių sąraše. Ir užsieniečius darbui tada jau kviesti pagal laikinojo darbo sutartis. Ar Indijos pilietį įdarbinti ta pati procedūra? Taip, žinoma, kad yra tos pačios procedūros ir prašymo pildymas, pridedami dokumentai, prašymo nagrinėjimo tvarka tokia pat kaip ir kitų valstybių piliečių. Indijos piliečiai nieko nėra kitokie, kad būtų taikomos kažkokios kitokios procedūros dėl jų prašymų nagrinėjimo. Tai visi būtų klausimai. Klausimų iš tiesų buvo nedaug pateikta. Dabar turim dar laiko, galėsim peržiūrėti jūsų pateiktus klausimus. Apibendrinau jūsų parašytus klausimus. Tikrai, Migracijos departamento webinarai tai irgi priklauso nuo jūsų. Ir šiuo atveju skelbėme iš anksto kvietimą, prašėme pateikti klausimus, tai yra tie, kurie jums labiausiai rūpi. Tai faktiškai webinaro temos irgi priklauso nuo jūsų pačių. Aš apibendrinau klausimus jūsų, kuriuos jūs parašėte dabar webinaro metu. Tai yra keletas klausimų dėl Ukrainos piliečių, kuriems suteikta laikinoji apsauga. Tai vienas klausimas, kad norim pasitikslinti, ar Ukrainos piliečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga iki 25 metų kovo 4 dienos, galės po kovo 4 dienos dirbti, jeigu bus pateikę prašymą suteikti apsaugą. Tai laikinoji apsauga nepriklauso nuo leidimo laikinai gyventi kortelės išdavimo. Laikinoji apsauga yra ir ES teisės aktai suteikiama, tai visiems ukrainiečiams, kurie turi teisę į laikiną apsaugą, tai jinai yra suteikta iki 26 metų kovo 4 dienos. Ir juos įdarbinti, jie gali pradėti dirbti, kai užsiregistruoja Migracijos departamente. Tai šio klausimo rėmose, tai jeigu ukrainietis turi leidimą laikinai gyventi laikinosios apsaugos pagrindų, tai reiškia, jisai registruotas Migracijos departamente ir nuo registracijos dienos taip jisai gali pradėti dirbti. Tiek tie, kurie nespėjo leidimo pasikeisti, jisai pasibaigė, bet jie kreipėsi dėl naujo, tik tie, kurie ir naujai užsiregistravo, bet dar laukia pirmojo savo leidimo laikinosios apsaugos pagrindų. Kitas klausimas irgi susijęs su Ukraina ir ukrainiečių įdarbinimu buvo apie tai, kad karas trunka jau 3 metus ir ukrainiečiai, kurie kariavo, buvo mobilizuoti, bet dabar gavo pagrindą išvykti iš šalies, norėtų pradėti dirbti. Ar jų atveju neturėtų būti įmamas ilgesnis laikotarpis vertinant jų darbo patirtį? Pavyzdžiui, bent 1 metų darbo patirtis per pastarosius 5, ne 3 metus. Taip, klausimas iš tiesų geras. Dabar aš gal nesimsiu atsakyti į tą klausimą, tiesiog bet kuriuo atveju visus šitos klausimus mes sudėsime į skaidres ir paskui jau su jumis pasidalinsime ir tiek iki webinaro gautais klausimais atsakymais, tiek ir šitais. Manau, kad tai irgi klausimas reikalingas dar diskusijų, bet tikrai kažkokį atsakymą į šitą klausimą irgi pateiksime. Kitas klausimas su Ukraina susijęs, ar ukrainietis turintis pabėgėlio statusą, ar galima priimti į darbą. Tai pabėgėlio statusą, tai suprantu, kad turite omeny laikinai apsaugą, tai kaip ir minėjau, toks asmuo
užsiregistravęs migracijos departamente, taip gali pradėti dirbti. Ir tai, ką minėjome skaidrėse, kas siejasi su Ukrainos tema, kad tuo atveju, jeigu ukrainietis turėjo leidimą laikinai gyventi laikinosios apsaugos pagrindu ir nori pereiti į leidimą darbo pagrindu, tai jam netaikomi reikalavimai dėl kvalifikacijos ir darbo patirties. Klausimas susijęs su ukrainiečiais ir paso pratęsimu. Ar galime registruoti leidimą laikinai gyventi pratęsimą, jei ukrainiečio paso pratęsimas ranka įrašytas? Vėlgi, kiekviena valstybė savaip vykdo pasų galiojimo pratęsimą. Jeigu tai yra ne tik tai įrašas ranka, bet tie įrašai yra patvirtinti ambasados spaudu, atsakingo asmens parašu, tai taip, toks pratęsimas galiojantis. Kritiniu atveju, jeigu mes įtartumėm, kad tai vis tik tai nėra oficialus pratęsimas, mes užklausime Ukrainos atsakingas institucijas. Ką jums reiktų atkreipti? Tikrai siūlom netikėti įrašų, jeigu tai yra tiesiog įrašyta, kad prastas pratęsiamas, bet nėra oficialių spaudų ir parašų. Kiti klausimai susiję dėl vairuotojas, kurio leidimas laikinai galioja 1 mėnesį ir jis nori pakeisti darbdavį. Ar turite teikti prašymą pakeisti darbdavį, ar galima teikti prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi, tarpininkaujant naujai įmoniai? Taip, jūs teisingai supratote, kad galima teikti prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi, tarpininkaujant naujai įmoniai, kadangi užsieniečio leidimas galioja dar 1 mėnesį. Leidimas laikinai gyventi dar yra galiojantis. Teikti prašymą pakeisti darbdavį, nėra jau prasmės, kadangi darbdavio keitimo procedūra tai nėra naujo leidimo išdavimas, tai yra leidimas dirbti pas kitą darbdavį su tuo pačiu leidimu laikinai gyventi. Tai jeigu jau leidimas artėja prie pabaigos, tai jau akivaizdu, kad pakeitus darbdavį, praėjus darbdavio keitimo procedūrą, jums jau iš karto faktiškai reikės teikti prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi. Tai reiškia, kad tikrai galite teikti prašymą pakeisti leidimą ir pakeisti leidimą laikinai gyventi pas kitą darbdavį. Tai, ką mes ir aptarėm skaidrėje dėl leidimo laikinai gyventi keitimo. Čia gal galėtų dar patikslinti, ar galioja 1 mėnesį, ar liko galiot 1 mėnesį? Aš taip suprantu, kad liko galioti 1 mėnuo. Suprantu taip. Taip, liko galioti 1 mėnuo. Tai taip, tikrai neteikite prašymo pakeisti darbdavį, nes turėsit praeiti 2 procedūras, vieną paskui kitą iš karto. Galite teikti, teisingai supratot, galite teikti prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi. Ir kitas klausimas, kad jei pateikiamas prašymas pakeisti leidimą laikinai gyventi prieš 1 darbo dieną, iki kol kortelė galioja, tai per kiek laiko išduodamas leidimas. Ir kaip tokiu atveju bus taikomas tarpas, kol bus išduotas leidimas. Tikrai, jeigu pateiktas prašymas pakeisti leidimą laikinai gyventi paskutinę kortelės galiojimo dieną, tai akivaizdu, kad tikrai leidimo laikinai gyventi naujos kortelės užsienietis negaus, kol dar galioja turima kortelė. Tai šitoj vietoj, tai be abejo, kad susidarys tarpas. Taip, užsieniečio kortelė nustos galioti ir užsienietis jau nebebus Lietuvos gyventojas visom tom pasekmėm. Tai šitoj vietoj tikrai nėra galimybių išduoti ir įpareigojimo migracijos departamentui išduoti leidimą laikinai gyventi, jeigu prašymas pakeisti leidimą ar išduoti naują leidimą pateikiamas ir liko kelios dienos iki turimo leidimo galiojimo pabaigos. Tai už tai ir yra irgi ta galimybė teikti prašymą, kol dar iki kortelės galiojimo pabaigos yra likę bet 6 mėnesiai. Tai yra kuo anksčiau. Kitas klausimas, įdarbinom tolimųjų reisų vairuotoją, užsienietį ir jis yra pakeitęs darbdavį. Mūsų įmonė jam nauja. Užpildėme tiesiog paprastą tarpininkavimo raštą ir prašymą dėl leidimo gyventi. Migracija priėmė ir gavome, kad prašymas priimtas, pradėtas nagrinėti. Ar čia viskas gerai, ar kitą kartą turime daryti kažkaip kitaip?
Aš suprantu, kad jūs nenurodėte, ar kaip ilgai dar galioja užsieniečio leidimas laikinai gyventi, bet kurio atveju tai yra jūsų teisė pasirinkti. Jūs galite pildyti, jeigu esate pas jūs užsienietis pereina, jūs galite pildyti prašymą pakeisti darbdavį, galite pildyti prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi, o jeigu kortelė galioja jau trumpiau negu 6 mėnesius, tai ir prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi. Tai iš esmės viskas priklauso nuo jūsų. Ir dėl darbdavio keitimo apribojimas, teisės aktai numato tokį apribojimą, kad 6 pirmus mėnesius po kortelės gavimo keisti darbdavio, teikti prašymą pakeisti darbdavį negalima. Tačiau jeigu jau užsieniečio kortelė galioja ilgiau kaip 6 mėnesius, tai yra jūsų teisė pasirinkti, ar jūs teiksit prašymą pakeisti darbdavį ir toliau užsienietis dirbs pas jūs su to pačiu leidimu laikinai gyventi, likusi galiojimo laiką, ar jūs teiksit prašymą išduoti naują leidimą. Ir vienas ir kitas prašymas tokiu atveju bus priimtas ir nagrinėjamas. Jeigu užsieniečiui išduotas leidimas gyventi Lietuvoje ir jis jau dirba pagal išduotą leidimą, ar gali užsienietis būti įdarbinamas papildomai kitoje įmonėje ir kaip tai teisingai atlikti? Ne, jeigu užsieniečiui išduotas leidimas darbo pagrindu, tai yra kvalifikuotas darbuotojas, čia mes nekalbam apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus, jisai gali dirbti tik tai toje įmonėje, kuri tarpininkavo dėl jo įdarbinimo, tai užsieniečių teisinės padėties įstatymas tai griežtai numato, kad užsienietis gali dirbti tik pas tą darbdavį, kuris tarpininkavo. Jeigu užsienietis nori papildomai dirbti ir kitoje įmonėje, tai tuomet vadinasi, jūs kaip darbdavys norite, kad užsienietis kartu ir pas jūs ir pas kitą darbdavį dirbti, jums tinka darbo keliems darbdaviams sutartis, tai tuomet šituo keliu reiktų eiti. O jeigu tiesiog papildomai dirbti kitoje įmonėje užsienietis negali, tai gali daryti tik aukštos kvalifikacijos darbuotojai, jiems yra numatyta galimybė dirbti pas kitą darbdavį, papildomai, jeigu lieka dirbti ir pas tą darbdavį, kuris tarpininkavo dėl įdarbinimo. Tai čia liečia tik aukštos kvalifikacijos darbuotojus, o tiesiog darbuotojai, paprasti kvalifikuoti darbuotojai, neaukšta kvalifikacija gali dirbti pas tą darbdavį, kuris juos dėl jų tarpininkavo. O jeigu buvo teikiama tarpininkaujama darbui pagal darbą keliems darbdaviams, tai yra, kai sudaroma viena darbo sutartis, kurioje figūruoja keli darbdaviai, tai tuomet užsienietis gali dirbti pas kelis darbdavius, kurie nurodyti ir buvo toje sutartyje. Kaip elgtis, jeigu samdom užsienietį, kuris dirba nekvalifikuotą darbą, ar jei pareigybė nėra reikalaujama pareigybei kvalifikacija, tuomet galima nurodyti minimalų mėnesinį atlygį. Ne, negalima, mes apie tai kalbėjome, kad mėnesinė, jeigu jūs norite įdarbinti užsienietį pagal nekvalifikuotą darbą, renkatės tarpininkavimo raštą, jūs turite dvi alternatyvas. Nurodyti kvalifikaciją ir darbo patirtį, ko padaryti jūs šiuo atveju negalite, nes darbuotojas nekvalifikuotas. Tai antra alternatyva, kuri jums lieka, mokėti vieną BDU darbo užmokestį, kas yra ne 1038 eurai, ne minimalioji mėnesinė alga, o 2013 eurų. Jeigu jūs pasiryžę tai daryti, tai taip, tokią alternatyvą turite. Bet nurodyti vieną mėnesinę minimalią algą negalite. Kaip minėjau, dvi alternatyvos - kvalifikacija ir darbo patirtis. Jeigu to negalite nurodyti, neturi darbuotojas kvalifikacijos, neturi darbuotojas darbo patirties, tuomet renkatės jam mokėti jau tik tai didesnį darbo užmokestį. Tam reikalingas vairuotojo liudijimas migracijai, kai norima pateikti darbdavio keitimo prašymą, sodroje juk matote. Tai vairuotojo liudijimas yra kaip vienas iš kvalifikacijos dokumentų įrodymų. Tiesiog tarpininkavimo rašte pateikėte apie tai informaciją, o jeigu migracijos departamentas prašė papildomai kažkokius dokumentus pateikti, tai jau yra individualus atvejis ir jau šito atveju rėmuose mes tų dokumentų prašėme. Vairuotojas Baltarusijos pilietis pareiškė norą pakeisti darbdavį.
25 metų sausio 31 dienos. Atostogos jam pasibaigs vasario 28. Ar mes galime atleisti darbuotoją, nes atostogus pas mus negrįž, kad nepakenktumėm darbuotojai? Tai, šitas klausimas nesusijęs su migracijos departamento funkcijomis. Čia jau turbūt gal valstybinė darbo inspekcija jūs galėtų pakomentuoti, kiek žinau, nes tikrai, kiek žinau, kad atostogų metu darbuotojo atleisti negalima, jeigu jau atostogos suteiktos, bet sakau, šitoj vietoj jau tikrai čia, kas liečia darbo sutarčių sudarimą ir darbo santykių nutraukimą, tikrai ne migracijos departamentas kompetitingas jums būtų pateikti atsakymą, tai yra kitų institucijų jau kompetencija. Jei užsieniečio leidimas gyventi jau ne pirmas, ar vis tiek nuo jo gavimo turi praeiti 6 mėnesiai? Taip, nuo leidimo gavimo turi praeiti 6 mėnesiai, kad būtų galima pakeisti darbdavį. Taip, jau kažkas yra atsakė, kad dėja, bet taip. Darbuotojas yra vairuotojas ekspeditorius, Baltarusijos pilietis, grįžęs iš komandiruotės, važiuoja namo į Baltarusiją. Tai kokiu statusu jis turi būti, jei mes jo negalim išleisti nemokamų atostogų, jo pačio prašymo, jo paties prašymo. Na, kad ir kaip mačiau jūsų komentarą, kur komentavote, kad norėtumėte labiau praktinio webinaro, o ne teisės aktų nuostatų skaitimo, bet dėja. Tai kas liečia dėl praktinių situacijų, tai kaip ir minėjau, temos priklauso nuo jūsų pačių. O kas liečia dėl teisės aktų nuostatų, tai, migracijos departamentas, kaip ir kiekviena valstybės institucija, savo veikloje mes privalom vadovautis teisės aktai ir kaip tai būtų. Ne visuomet su teisės aktų nuostatomis sutinkame, ar darbdaviai, institucijos, kurios jas vykdyti privalo, tai dėja, tai ir yra pagrindas, kuriuo mes galim remtis ir kurių rėmuose mes galim pateikti komentarus. Taip, aš suprantu, kad šitas klausimas yra susijęs su ta nuostata įstatymo dėl 90 dienų nedraudiminių laikotarpių per 180 dienų laikotarpį. Tokia kietas įstatymas, bet jis yra įstatymas, tai mes plačiau negu įstatymas nustato dėja, bet pakomentuoti tikrai negalime, yra kaip yra. Klausimas dėl studento, kuris turi leidimą laikinai gyventi studijų pagrindų, kokie reikalavimai norint juos įdarbinti pusę etato. Iš mūsų pusės galiu pasakyti, kad draudimo studentui dirbti apribojimo nėra. Anksčiau buvo ribojimas dirbti iki nedaugiau 20 valandų per savaitę, dabar jokio ribojimo nėra. Jūs galite įdarbinti visų etatų ar pusę etato, tai jau jūs patys su studentu susitarėte, kad iš jo pusės tai, kad nenukentėtų mokslai ir jis neprarastų savo leidimo studijų pagrindų, iš jūsų pusės kokia apimtim jums darbuotojas yra reikalingas. Tai dėl pačių įdarbinimo veiksmų vėlgi turėtumėt kreiptis į atitinkamas institucijas, kurias konsultuoja, būtent įdarbinimo klausimais. Dėl to, ar gali dirbti studentas, užsienietis studentas su leidimu laikinai gyventi studijų pagrindų pas jūs, taip gali dirbti. Jūs galite įdarbinti, jokio apribojimo jo įdarbinimui nėra. Ar dar galėtum toliau tada klausimus pakomentuoti, kol turime laiko? Taip, galėsiu pakomentuoti, tik sakyk, ties kokiu baigėt, nes čia išsimėtė viskas dabar. Klausimas, įmonė vairuotojams darbo sutartį yra nurodžiusi darbo užmokestį, pritaikius koeficientą yra 1713 eurų, ar teisingai? Tai taip, kiek žinau, kiek paskutinį kartą tikrinau, jūs čia nurodote tą darbo užmokestį, kuris yra skelbiamas valstybės duomenų agentūros pagal atitinkamą veiklos sritį.
Matau, buvo vienas iš paskutinių dar klausimų, koeficientas, kokiu atveju yra taikomas koeficientas 1,65, jei vairuotojai privalo mokėti vidutinį darbo užmokestį, tai yra 213. Iš tiesų tas koeficientas jau yra nebetaikomas ir su tais pasikeitimais, kurie atsirado 2025 metais, tikrai nebetaikomas, jūs tik turit mokėti didesnę, šiek tiek nurodyti didesnį atlyginimą, negu yra minimalioji mėnesinė alga, arba pasižiūrėti, mūsų skaidrėse buvo parodyta, kaip koks tas atlyginimo dydis turi būti, vertinant pas jūs, koks yra mokamas Lietuvos piliečiams ar ES piliečiams atlyginimas. Negali būti mažesnis mokamas, negu šitiems mokat. Aš iš galo tada einu ir kiek laiko nagrinėjami prašymai pakeisti, pratęsti leidimą, nes skubos tvarka darbuotojas pateikė prašymą lapkričio 26, leidimas baigėsi, tačiau kol kas neturime informacijos, ar leidimas bus pratęstas, kažkokių papildomų dokumentų neprašyma, ar galima kreiptis dėl informacijos. Be abejo, galite kreiptis dėl informacijos, jums bus atsakyta raštu ir iš tiesų tai įvairių gali būti priežasčių ir reikia kiekvieną atvejį individualiai pasižiūrėti, kodėl užtruko nagrinėjimas, nes gali būti ir negauti atsakymai kompetitingų institucijų, gali būti, kad užsienietis galbūt turi kažkokių skolų, tai gali būti pačių įvairiausių priežasčių. Nesupratau klausimo, kodėl neduoda piktybiškai vairuotojams liudijimų. Tai nelabai. Ar migracijos departamentas disponuoja informaciją, kiek išduota leidimų laikinai gyventi darbo pagrindu 2024 metais pagal ekonominės veiklos rūšis, kaip ją galima gauti? Tai visa informacija paprastai yra skelbiama mūsų migracijos departamento metraštyje ir jisai yra skelbiamas viešai. Kaip žinome, kai kurios įmonės piktybiškai neduoda vairuotojų liudijimų vairuotojams, kaip teisingai pasielgti, ar gali prašyti kažkokį paaiškinimą dėl ko neduoda šio dokumento. Čia turbūt yra kalbama apie vairuotojams išduodamus liudijimus, kai jie jau turi leidimus laikinai gyventi. Tai jeigu dėl jų tarpininkauja buvusi įmonė, tai ir jisai yra išduodamas kaip galinčiam atlikti funkcijas toj įmonėj, tai yra darbdavių susitarimas tarpusavyje. Tai kodėl reikalauja migracija šio dokumento? Galit paaiškinti? Išduodant ar keičiant? Keičiant darbdavį. Darbdavio keitimo atveju, vėlgi sakau, reikėtų žiūrėti individualiai, galbūt yra kažkokios kitos priežastys, kodėl reikalingas vairuotojo liudijimas, siekiant galbūt įvertinti jo turimą darbo patirtį arba... Bet juk viskas nurodyta yra tarpininkavimo rašte. Sodroje matote, kiek jisai dirba, kurį laiką dirba, kokio įmonėje, kam jis reikalingas, jūs man paaiškinkite. Vertinamos visos aplinkybės susijusios su užsieniečiu. Pateiktas tarpininkavimo raštas pratęsti leidimą laikinai gyventi, bet negavome pratęsimo, iki darbuotojų pasibaigė senas leidimas laikinai gyventi. Tai privalome atleisti darbuotoją, iki gausime pratęsimą. Taip negali dirbti užsieniečiai Lietuvoje, neturėdami galiojančio leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje.
Užsienietis gavo leidimą laikinai gyventi per VFS Global su užrašu studentas, nors tarpininkavimo raštas ir prašymas buvo užpildyti kaip tolimųjų reisų vairuotojas. Ką daryti tokiais atvejais? Tokiais atvejais kreipkite, tegu užsienietis, jeigu jisai atvyko į Lietuvą, kreipiasi į artimiausią migracijos departamento skyrių ir problema bus sprendžiama. Pasiūlymą gavom imigracijos departamento sprendimus, kuriais naikinamas leidimas laikinai gyventi arba atsisakoma išduoti leidimą laikinai gyventi, galėtų būti įtraukta tokia aiški informacija, ar toks sprendimas užkerta kelią kreiptis dėl naujo leidimo laikinai gyventi nepraėjus 1 metams, nes pagal įrašytus užsieniečių teisinės padėties įstatymo straipsnius ir punktus sprendimuose užsieniečiams ir darbdaviams nėra aišku, ar galioja 1 metų draudimo laikotarpis. Tai pasvarstysim tą, bet visada yra sprendimuose įrašomi užsieniečių teisinės padėties įstatymo straipsniai, kuriais atsisakoma yra išduoti ar panaikinamas leidimas laikinai gyventi. Tai ir galima visą tai pasitikrinti užsieniečių teisinės padėties įstatyme. Straipsnėse yra nurodoma. Bet aš manau, kad toks tikrai pasiūlymas svarstytinas. Svarstytinas, taip. Patogumui tikrai tą galėtumėm įrašyti ir tikrai atkreipsim tai dėmesį, peržiūrėsim sprendimus ir manau tikrai tai nesunku padaryti, kad būtų visiems aiškiau. Ar tikrai jei asmuo dirba jau su antru leidimu gyventojo pačioje įmonėje ir antras leidimas galioja mažiau nei 6 mėnesius, negalima keisti darbdavio. Esu gavusi informacijos iš migracijos pagalbos centro, kad gali. Tai taip, žinoma, gali. Jeigu ir galioja tas leidimas mažiau nei 6 mėnesiai, galima teikti prašymą leisti pakeisti darbdavį. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad jeigu jau tas leidimas galioja tik 1 mėnesį, tai ar iš tiesų verta kreiptis dėl darbdavio pakeitimo, jeigu pats prašymo nagrinėjimas numatytas terminas yra 1 mėnuo. Tai faktiškai tokiu atveju jau geriau kreiptis dėl leidimo laikinai gyvent pakeitimo. Yra priimtas sprendimas pratęsti LLG, tačiau kol kas nėra sprendimo išduoti LLG. Jis bus po savaitės, tačiau esamas LLG baigia galioti iki naujo išdavimo. Ar būtina atleisti darbuotoją, iki kol bus priimtas sprendimas išduoti pratęstą LLG, ar pasinaikins naujas leidimas laikinai gyventi pakeitus kažką. Tai nelabai, jeigu yra priimamas sprendimas pakeisti leidimą laikinai gyventi, tačiau tai nebebus priimamas sprendimas išduoti leidimą laikinai gyventi. Gal jūs turėjote omeny, kad yra priimtas sprendimas pakeisti leidimą laikinai gyventi, bet dar neišrašytas pats leidimas, ta kortelė. Tai kada yra išrašoma, vadinkim taip, išrašomas leidimas laikinai gyventi, jame yra nurodomas galiojimo terminas, tačiau leidimas galiojantis faktiškai tampa nuo įteikimo dienos, o turėtas leidimas, jeigu jisai dar galiojo, tampa negaliojančiu, kai yra Migri sistemoje pažymimas įteikimas ir leidimas naujasis tampa galiojančiu. Jei užsienietis žinome, kad dėl rimtų priežasčių atsiėmęs leidimą laikinai gyvent kortelę negali atvažiuoti į darbą 3 mėnesius, gavome informaciją iš migracijos, kad reikia pildyti pranešimą apie pasikeitusius duomenis užsieniečio ir prisegti tą patvirtinančius dokumentus, kad įmonė nenusižengtų įstatymui,
kur įsipareigojame įdarbinti užsienietį per 2 mėnesius. Ta esame atlikę, kai vienas užsienietis gydėsi ilgai. Informavome migraciją, pateikėme prašymą, nurodėme priežastį, tačiau migracija anuliavo jo leidimą laikinai gyventi, kodėl taip įvyko. Tai gali būti pačių įvairiausių priežasčių ir jeigu buvo nustatyti ir kiti pagrindai, tai yra per 6 mėnesius neatsimtas leidimas, tokie leidimai yra skelbiami netgi be jūsų pranešimo ar kitų dokumentų pateikimo. Leidimas laikinai gyventi turi būti atsiimamas per 6 mėnesius, priešingų atveju jisai yra pažymimas kaip negaliojantis. Atsiprašau, įsiterpsiu, galima, bet buvo ta situacija, čia mes rašėm tą laiškelį, kai užsienietis atsiėmė leidimą laikinai gyventi, turėjo, skambinosi ir informavo mus, kad jis neatvyks į darbą, dėl tų rimtų priežasčių buvo susilaužęs koją. Visus išrašus, viską prisegėme. Tai gal čia paprasčiausiai įvyko greičiau žmogiška klaida, paprasčiausiai migracija nepaskaitė komentaro ir nes pildome tą patį prašymą, kaip pasikeitusius duomenis, kaip ir anuliuojame, LLG prašom anuliuoti. Tai gal įvyko tokia, manau, greičiau klaida. Nes jisai buvo atsijėmęs po mėnesio laiko, jisai net anksčiau atsijėmė ir žmogus sako, negaliu. Tai gal čia žmogiška klaida greičiausiai, manau, įvyko. O ką daryti tokioj situacijoje? Gali būti ir tokie atvejai, tai prašau, tada parašykite raštu, kreipkitės raštu, peržiūrėsim savo sprendimus. Supratau, ačiū Jums labai. Tiesiog nurodykit būtinai tada ir užsieniečio duomenis ir nurodykit pranešimo numerį, kad mes galėtumėm greičiau susivesti ir būtinai tą faktą, kad... Ačiū Jums labai. Atsiprašau, dar sakykit, Jūs prie pranešimo prisegėt visus dokumentus. Taip, apačioje prie pranešimo prisegėm. Puiku, tai nurodykit, kad buvo šitos aplinkybės ir prieš dokumentai ir kad tada... Ačiū labai. Dėkui už atsakymą. Dėkui. Matau, kad tų klausimų yra daugiau, aš dar tada į keletą naujausių, nes kaip minėjau, vis tiek mes sudėsim šitos klausimus ir atsakymus, papildysim skaidrės. Dar klausimas yra, vairuotojas ekspeditorius pridavė naujai įforminti leidimą gyventi, leidimas galioja mažiau nei 2, dabar aš nesuprantu, ar 2 mėnesius ar 2 metus. 2 mėnesius turbūt gavus naują LLG, ar gali keisti darbdavį, ar turi praeiti 6 mėnesiai. Taip turi būti. Kaip ir sakiau, nuo leidimo gyventi kortelės gavimo turi praeiti 6 mėnesiai, nesvarbu, ar procesas buvo išduoti ar pakeisti. Tai yra gauna dar užsienietis leidimo laikinai gyventi kortelę, turi praeiti 6 mėnesiai. Nes, tik po to tada jau darbdavio keitimo procedūra. Galiu aš tada paskaityti dar vieną. Jeigu leidimas laikinai gyventi išduotas darbo pagrindu galioja, tarkim, iki 25 Liepos 1, ar galima tarpininkavimo rašte nurodyti, kad naują leidimą laikinai gyventi prašoma išduoti nuo 25 metų Birželio 2, tam, kad užsienietis turėtų 1 mėnesį naujam leidimui laikinai gyventi atsimti. Taip, tai yra jūsų teisė nurodyti, galit nurodyti konkrečias datas, kada pageidaujat ir šiuo atveju galit persidengti prašomas leidimo laikinai gyventi laikotarpis su turimu leidimu. Klausimas, kai vairuotojas yra atleidžiamas, galima jį vėl priimti paprastai, kai bus jau pagalintas leidimas gyventi. Turbūt klausimas apie tai, kad susidarė tarpas. Ar reikia vėl pildyti dėl darbdavio keitimo? Ne, pildyti dėl darbdavio keitimo nereikia, tiesiog priimate į darbą. Klausimas, sausio mėnesio pradžioje šių metų buvo pateiktas tarpininkavimo raštas pagal 24 metų šablono pagrindą. Buvo paprašyta šį tarpininkavimo raštą anuliuoti ir užpildyti naują tarpininkavimo raštą pagal atnaujintą formą. Ar gali būti grąžinta 50 € įmoka už tarpininkavimo raštą pildytą pagal 24 metų šabloną? Čia turbūt irgi vėl klaida, nes šitoj vietoj mes tarpininkavimo raštų neprašom pildyti naujo. Jeigu tai buvo užpildytas 24 metų tarpininkavimo rašto pagrindu, tiesiog prašom papildomos informacijos, tai šitą atvejį irgi prašyčiau tada gal į info@migracija.gov.lt parašyti
laišką, nurodyti tarpininkavimo rašto numerį, abudu, jeigu pildėte, arba užsieniečio duomenis. Geriausiai būtų tada nurodyti abiejų tarpininkavimo raštų numerius, kad mes tą situaciją įvertintumėm, nes iš tiesų tikrai šitoj vietoj neturėjo būti prašoma pateikti naują tarpininkavimo raštą, o jeigu jau taip įvyko, tai valstybės rinkliava tikrai turės būti bus grąžinta. Tiesiog, jeigu taip irgi atsitiktų, na, turėkit, kaip ir minėjau, kad... Iš tiesų reikia įvertinti ir būtent, kodėl buvo paprašyta perpildyti tarpininkavimo raštą. Tai vien todėl, kad jisai buvo 24 metų tarpininkavimo rašto pagrindu, to neturi būti, bet gali būti atvejai, kada tarpininkavimo raštą paprašyta iš naujo pateikti dėl kažkokių ir kitų priežasčių. Taip gali būti, kad ne visais atvejais buvo nurodyta viena minimalioji mėnesinė alga. Tai yra, na, kritinė klaida, dėl kurios taip bus paprašyta pateikti naują tarpininkavimo raštą. Tiesiog parašykit šitą atvejį konkretų ir mes tada tikrai peržiūrėsime, jeigu tai buvo būtent dėl to priežastis buvo tai, kad tarpininkavimo raštas pildytas buvo 24 metų tarpininkavimo rašto pagrindu, tai tikrai tada to neturėjo būti reikalaujama ir tada tokiu atveju valstybės rinkliava bus grąžinta. Užsieniečiai neatvykus į darbą ir uždarius jau turimą leidimą gyventi, po kiek laiko jis gali pasiduoti naujam. Tai tiesiog apribojimų šitoj vietoje nėra. Jeigu užsienietis pranešė, kad neatvyko į darbą, dėl to buvo panaikintas jo turimas leidimas, ribojimo teikti naują leidimą nėra. Čia tą, ką ir kalbėjot, ir jūsų pasiūlymas buvo dėl sprendimus įrašymo, tai yra... Šitas draudimas teikti naują prašymą galioja tik tai priėmus sprendimą atsisakyti išduoti arba atsisakyti pakeisti leidimą laikinai gyventi. Darbdavio keitimo atveju, panaikinimo atvejais tai negalioja. Iš tiesų, vienas toks geras visai pasiūlymas ir klausimas gal, kai užsienietis priduoda dokumentus darbdavio keitimui, darbdavys informuojamas apie tai. Bet kodėl neinformuojamas darbdavys, kai užsienietis priduoda dokumentus naujam leidimui laikinai gyventi pas kitą darbdavį? Čia suprantu išdavimui arba dabar galbūt pakeitimui. Taip, tai yra svarstytinas jūsų pasiūlymas, nes apie tai, kad užsienietis teikia prašymą pakeisti darbdavį, yra informuojama per Migris komunikaciją, o kitais atvejais tai galėsim apsvarstyti jūsų siūlymą. Kitas klausimas, ar tikrai asmuo dirba jau su antru leidimu gyventi toje pačioje įmonėje ir antras leidimas galioja mažiau nei 6 mėnesius, negalima keisti darbdavio. Esu gavus informacijos iš migracijos pagalbos centro, kad atsakėm. Taip, galite keisti. Čia tik jūsų pačių apsisprendimas, ar jums, kaip čia pasakyti, apsimoka keisti darbdavį, jeigu taip trumpai galioja leidimas, ar vis tik tai labiau apsimoka tada teikti prašymą pakeisti leidimą gyventi arba išduoti leidimą gyventi. Taip, dėl užsieniečio, kai jo gyvenamoji vieta nedeklaruota, sužinote, kad buvusi įmonė jau išdeklaravo pilietį, tai keičiant darbdavį prieš pasiteikiant dokumentus turime pilietį uždeklaruoti nuo mūsų įmonės. Užsieniečiui taip yra pareiga, tiesiog ne tai, kad užsieniečiui, tai visiems ir mums, kaip Lietuvos Respublikos piliečiams, yra pareiga deklaruoti savo gyvenamą vietą Lietuvoje, jeigu Lietuvoje gyvename. Tai šitoj vietoje tuomet be abejo gali atsitikti atveju, kai užsienietis pats nesupranta, nežino, kad buvęs darbdavys nutraukė jo gyvenamosios vietos deklaraciją, tai taip, tuomet reikėtų jį deklaruoti naujoje gyvenamojoje vietoje. Kodėl darbdavys ne visada gauna pranešimą, kad jo darbuotojas keičia darbdavį? Tai iš tiesų visais atvejais turi būti išsiųsta žinutė per komunikaciją, čia nebent kažkoks vienetinis atvejas pasitaikė, bet darbdavio keitimo atveju praktiškai visada yra pranešama.
Na, tai tikrai jau 1,5 valandos suėjo, aš matau, kad tų klausimų dar gauname, tai mūsų administratorė webinaro klausimus visus surinks ir mes juos jais papildysim skaidres ir pateiksime. Tiesiog, na, irgi iš kitos pusės visus noriu paskatinti pasinaudoti tą galimybę klausimus pateikti jau dar iki webinaro. Nes, na, tikrai šį kartą nustebome sulaukti tik tai 10 klausimų, o webinaro metu matyta optimaliausia būtų jau tikslintis tos momentus, kurie dėl webinaro metu pristatytos informacijos jums liko neaiškus. Bet šitos klausimus mes pasistengsim apibendrinti, sudėti į skaidres ir jomis pasidalinti. Tai šiandienai tiek tada, dėkui už dalyvavimą ir visiems geros dienos.